ovacijos. Andrius Lekavičius, filmo Mes už Lietuvą režisierius. Mes už Lietuvą! Ir mums reikia labai tavęs, visų. Darom tai, ką mes mylim, darom tai tikrai... Tai geriausias darbas pasaulyje, tikrai. Mes turim kautis vėl iš naujo. Nes geriausias vaistas tai yra pergalė. Tiesiog dar kartą tą čempionatą išgyvename ir tokią progą pasižiūrėti save iš šalies, kas man, prisipažinsiu, nelabai mėgstu į save žiūrėti iš šalies. Treneri, dar iki šiol nematėte Lietuvos Makedonijos rungtynių? Mačiau ne vieną kartą. Jau priprantat? Prie ko? Žiūrėti jau galima, nervai leidžia. Prie blogas ženklas, jeigu pripranti prie pralaimėjimų. Aš nepripratau, bet reikia peržiūrėti, kad galėtum paanalizuoti ir pažiūrėti, kas kitom akim, emocijom nurimus. Ir tada galėtum tokią pilnavertę analizę kažkokią tai atlikti. Viską taip žiūrėjau su jumoru ir po to, kai atėjo tos rungtynės tokie, labai susikaupiau ir vėl turbūt pergyvenau tą momentą, kaip jautėmės tada po tų varžybų. Aš iki šiol negalėjau tų rungtynių žiūrėti. Ir aš ir dabar, kai pradėjau rodyti, aš nuleidau galvą. Tai iš tikrųjų, esam paveikti tų rungtynių. Kiekvienas pralaimėjimas labai sunkus, bet manau, išskirtinai Makedonai tai buvo tas, kas mes neturėjom teisės pralošti. Kadangi taip atsitiko, manau, kiekvienas negalėjom susitaikyti su to, kad tai vyko. Kokią komandą pamatė Robertą iš šono, žiūrėdamas? Vieninga, manau, tokia, kokia ir jinai buvo, ir yra, ir bus, nes ten pateikta, taip, ten atvažiavę žmonės dirbti, atvažiuoja iš širdies ir manau, kad ta vienybė ir jinai dėl to ir yra tokia. Čia nemanau, kad kažkas galėjo vaidinti, kažką rodyti kitoks, būtų dvejopas tenais gyvenime toks. Ten visi yra kokie yra, ką pamatėt, mes ne aktoriai, mes žaidėjai. Jaučiu, kaip šaltis eina per visą kūną man. Laikykite kamuolį ir viskas, nepasokit. Kaip tu nepasosi, jeigu tu turi pasoti, tu turi sistemos laikytis. Tiesiog jau kiekvienas sakinys yra kažkoks tai... Ne tai, kad juokingas, bet jie visada ant tiek šmaikštauja, kad tiesiog ant tiek linksma su jais būti. Ir manau, jie vis tiek parodė, kas jie yra iš tikrųjų. Dabar Lietuva tikrai supras, dėl ko mums taip linksma ir gera ten važiuoti. Ir tą atmosferą, manau, mes ją pateikėm tokią, kokią rinktinį yra. Aš padariau šitą tortą. Jaučiu, kaip šaltis eina per visą kūną man. Kaip broliai, ševeliūrą pastaisysim tos ir atsakinėsime į klausimus. Gerą įspūdį paliko, bet galiu pasakyti atvirai, kad pasižiūrėjus filmą lygtai atgimsta tos pačios mintys, tie patys jausmai, bet kad galiu pasakyti, kad nei vienas momentas neužsimiršo. Man atrodo, kad žaidėjai, kurie matė, žmonės, kurie matys, jie labiau galės suprasti visą situaciją, kokia vyksta per treniruotės, kokia vyksta po treniruočių, kas vyksta varžybų metu. Ir labiau nuteiks žaidėjus, sakysim, tai sunkiam darbui ir tikrai tolimesniai kovai. Turbūt, mes pamatėm kitaip, o žiūrovai turbūt niekados tos tikros virtuvės nepamatys. Tai pirmiausiai, kai jis ateina kalbėti jau su žaidėjais, tai tokia kaip ir kalba kažkokia ir paruošta yra, bet iš tikrųjų mes tenais išsikeikėm, įsidraskom, ohoho. Gerai, drąs, viskas bus gerai. Mes
filmas, man atrodo, žmonėms tikrai paliks gerą įspūdį. Man toks liūdnumas truputį tas pralošimas, bet jis iš tikrųjų tai jis gal ir išeis į gerą. Būtum laimėję, gavę tą 4. vietą, viską pralošę. Jokių emocijų, o čia mes vis tiek išėjom su pergalė ir turbūt eisim daugiau su pergalė. O tu su Photoshopu jam tą barzdą kaip nors nuimsi paskui?